Dar ne visi deklaravo 2025 metų pajamas ir iš tiesų dar ir ne visai metas, nes preliminarios deklaracijos nors ir yra, bet dar nėra galimybės deklaruoti investicinės sąskaitos. Taigi tiems, kurie deklaravo ir investuoja ir naudos investicinę sąskaitą, tai teks tikslinti. O aš ruošdama webinarui skaidres apie mažąsias bendrijas ir apie tai, kokiagi mokestinė našta jau bus šių metų gautoms pajamoms, dėlioju tokius dalykus kaip išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį, ar tikrai visada bus gyventojų pajamų mokestis 15%, gali būti, kad išsimokėjus net ir 20 000 pagal civilinę paslaugų sutartį, gyventojų pajamų mokestis gali būti 20 ar net 25%. Ir nuo kogi tai priklauso. Visą tai aptarsime webinare kovo 26 dieną 19 val. Savo prenumeratoriams dovanoju nuolaidą, tai įdėsiu nuorodą apačioje, kur galima prenumeruoti naujienlaiškį. O visiems kitiems taip pat įdėsiu nuorodą, kas nori įsigyti mano webinarą, tai mielai prašom. Išanalizuosim įvairias situacijas, kiek kainuoja išsimokėti tam tikras pinigų sumas vienu ar kitu būdu iš mažosios bendrijos ir kada galimai naudingiau visgi vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, o nesteigti mažąją bendriją, nors ir tų mažųjų bendrijų bumas čia dabar yra begalinis ir tikrai jų įsteigta naujų labai daug. Bet pastaruoju metu turiu tokių konsultacijų, kur žmonės jau gailisi paskubėję, nes neapgalvojo tam tikrų dalykų. Tai linkėdama pelningų metų ir protingų sprendimų kviečiu į savo webinarą. Nuoroda komentaruose.